they said, we want to have some events, and we were divided into groups, and our topic was to talk about the events. So the people organizing this must be the people working in the youth clubs, the people working in the librarians, active library members, and volunteers, and more. With more, I mean people who want to be a part of it. Taigi, mes planuojame padalinti į 3 grupės. Mes diskutavome apie 3 aspektus, tai yra apie renginius, mūsų grupė diskutavo, ir kas turėtų organizuoti šitos renginius. Tai yra jaunimo klubai, bibliotekininkai, aktyvūs bibliotekų lankytojai, savanoriai, tie, kurie norėtų prie to prisidėti. Events places. To have these events, you must have it somewhere, and the best places would be parks, youth clubs, and local places. Šie renginiai turėtų būti parkuose, jaunimo klubuose, ar tokiuose vietose, kurias galim tiesiog išsinuomoti, tiesiog ne bibliotekose. Nes dažniausiai jaunimas nenori eiti į bibliotekas, nes tai atrodo nuobodu, tai atrodo, ne, knygos. Jos tikrai ta aplinka kažkaip neigiamai veikia, nežinau kodėl. Tiesiog, kad kita aplinka tai, ne bibliotekas. Ir aišku, jie galėtų išnaudoti tą kitas vietas, kadangi bibliotekoje ne visada tų tos vietos užtenka, mes irgi tą įsižiūrėjome. Kiek girdėjau, pavyzdžiui, Švedijoje yra šalia bibliotekos, šalia mokyklų yra parkai. Pas mus Sereikiškėse, dabar yra daug kitų parkų. Kurio metu gali būti mūsų biblioteka. projektai, pavyzdžiui, pas mane, tai jie dažniausiai ir vyksta ne bibliotekoje, nes mano biblioteka, kiek matė kolegos, tai maža. Ir visi vasariniai projektai tai praktiškai vyksta gamtoj, klubuose jaunimo, dailės studijose ir taip toliau. Tokiu būdu galėtų plėsti daugiau žmonių, ne tik tai lankytojams būti. The people that want to be involved with this, that want to participate in those events we have, they must register it before, so it's well organized. Žmonės, dalyviai, kurie norėtų dalyvauti tose renginiuose, turėtų užsiregistruoti iš anksto, nes taip būtų viskas daug tvarkingiau, daug aiškiau suorganizuota. The activities we thought about were performances, like dances, and acting. I heard that acting, like theater, is very big here in Lithuania. In Sweden, it's not so popular, but yeah. Movie nights, and there we had a good idea, like you could watch a movie and read a book about the same book and movie, and you could like see the differences between the movies and the books. So you see which one is the best, which one you like the most. And then you could have discussion groups where you talk about a book and you read it together, and competitions, poetry, reading, and painting. Illustrating is writing. And then meeting with book authors. Taigi, veiklos pagrindinės, kurias mes išskyrėme, tai buvo pasirodymai, tarsi grupių, bet jaunimo grupių, kurios galbūt nėra tokios populiarios, kad galėtų pasirodyti dideliuose renginiuose, šokių grupių, kad ir mūsų jaunimo klubo grupės. Ir kiek supratau, Švedijoje nėra populiarus teatras. Ir jie neina į teatrą, jie mažai vaidina patys. Tai čia galbūt tiesiog vaidinimai, teatro spektakliai Lietuvoje, ne Švedijoje. Taip pat filmų peržiūrų vakarai, kai mes galėtumėm paskaityti knygą, pažiūrėti tą pačią knygą, filmą pagal tą pačią knygą ir diskutuoti apie tai, kokie yra skirtumai. Kas yra geriau, ar žiūrėti filmą, ar skaityti knygą, kas patiko labiau, ko trūko, kokie pliusai.
Taip pat diskutuoti apie knygas, galbūt kažką pasiūlyti savo draugam, kažkaip pasidalinti idėjomis. Taip pat įvairūs konkursai. Poezijos skaitymas, iliustracijų piešimo, rašymo. Ir taip pat buvo tokia pasiūlyta idėja, kad skaitoma yra poezija ir žmonės girdi tuos eilėraščius, galbūt noveles ar kitą kūrybą ir jie piešia. Ir po to yra kaip ir apdovanojami tie, kurie gražiausiai nupiešė, kurie gražiausiai atskleidė tą savo idėją, kurie tiesiog išreiškia tai, ką jie jaučia. Tai būtų kaip ir sujungta kartu ir poezijos skaitimas ir piešimas į vieną vietą. Ir taip pat susitikimai su knygų autoriais. Tai yra ganėtinai įdomu. Įdomu pasiklausyti, ką autoriai mėgino pasakyti tą knygą, pasidalinti tam tikrą informaciją, klausti klausimų. So we planned one event that contains many smaller events, and we call it Celebration. It's like an opening thing to attract people, to attract youngsters to come to libraries. And there will be bands and dance groups that perform, and poetry competition and painting competition. There we had a very good idea because we thought that if you had a poetry competition and then the winner of that, the one with the best poet would give his poet to the painters and they would paint something about the poetry. Taigi mes bandėme kaip ir pabandyti įsivaizduoti vieną renginį. Tai būtų kaip ir grupių, dainuojančių grupių ir šokančių grupių pasirodymas. Ir kaip aš jau minėjau, poezijos ir piešimo tas konkursas. Ir po šito konkurso, aišku, visi apdovanojami, visi laimingi. Visi skaito. Visi skaito. And who will pay? Well, sponsors, the government and others. Taigi, kas turėtų už visą tai mokėti? Tai yra rėmėjai, vyriausybė ir kita. Lietuvoje kita. Tas kita, tai buvo iš tiesų labai daug kalbėta apie tai. Na, galbūt kažkokią dalį galėtų apmokėti biblioteka, kuri reikia tą renginį. Aišku, aš suprantu, kad tai yra sudėtinga šiek tiek. Ir galbūt buvo pasiūlyta tokia idėja, kad gaminti maistą patiems arba pirkti maistą ir jį parduoti šiek tiek daugiau. Taip irgi šiek tiek gauti pinigų. Sausainius nešioti. Na, taip. Okay, and the money we earn in this celebration opening, those money will go to changing the libraries and make it more funny, more attractive. So the economical winnings will go to the libraries. Taip pat mes kalbėjome apie tam tikros labdaros renginius, kaip ne renginius, bet tiesiog labdarų dėžutes, kur galima būtų mesti pinigus ir tiesiog tam, kad pagerinti bibliotekas, kad padaryti jas labiau patrauklias jaunimui ir gražesnės, kuklesnės ir geresnės. Tai tiek. Įdomu, kad visą